Kaipgi žmonės sveikinasi su kunigu ir kaipgi reikėtų sveikintis? Ar viskas gerai, jeigu mes sakom labą dieną, labas vakaras, ar mums reikėtų sakyti garbė Jėzui Kristui ir Būtų atsakymų, nėra vieno gero atsakymo. Ir viena vertus, aš galvoju, kad atėjus į tą anapusybę, gal ir gerai turėti tą tokį jautrumą, kad aš noriu išgirsti, noriu suprasti, ateinu pagarbiai ir dėl to šiek tiek jaučiuosi gal kažkiek nejaukiai, bet kita vertus, kur čia galėtų tapti kliūtis, kai tada tiek toks didelis nejaukumas, kad aš net nebenoriu ten eiti, nes svetimo, nes kažkaip, blogai jaučiuosi. Ir čia tau turbūt jau perlenkta lazda gaunasi. Tai kažkaip atrasti tokį vidurį, kur ateinu su atvira širdim, noriu išgirsti tą kitą kultūrą, ją priimti, bet kartu lieku savimi. Būna dažnai bėdos, kad niekas neina į bažnyčią, pasirodo, gali ateiti, tai galim tuo pasidžiaugti, bet man dar toks klausimas, kuris turbūt daugam yra ir aš pabandysiu išdrįsti jau paklausti. Kodėl, pavyzdžiui, ar ne, iš mano patirties atsirado tas atitolimas nuo bažnyčios, tai kai siuntė gyvenimas tam tikras patirtis, ar ne, kažkokios ligos, nelaimės, mirtys ir panašiai, ir aš iš tikrųjų klausdavau, kodėl, tai kaip tas Dievas yra, jeigu šitaip atsitinka, kaip jis gali leisti, kad, nežinau, susirgtų vaikai ar dar kažkas. Ir kai dalinasi šeimos, su visais tais klausimais, kas ir kalbėjote, ir tuo klausimu, į kuriuos dažnai mes net neturim atsakymą, kodėl tas nutiko, arba, žinot, ką aš pastebėjau, kad mes dažnai stengiamės duoti greitus atsakymus, nes tie klausimai tiek nepatogus yra. Tai laba diena, Algirdai, šiandien turim tokį svečią, garbingą, lauktą ir iš tikrųjų aš galiu prisipažinti, kad prieš pirmus mūsų podcastus tikrai jaudinosi, paskui tas jaudulys praėjo ir kažkaip viskas labai natūraliai. Bet šis podcastas, prisipažinsim su Alina, mes kažkaip jaudinomės. Jaudinomės ir buvo truputėlį kitoks tas jausmas. Tai ačiū labai, kad atvykote. Ačiū. Ir iš karto galbūt užduosiu tą klausimą, kurį ir iškėlėmės atkeliaudamos į šią vietą. Kaipgi žmonės sveikinasi su kunigu ir kaipgi reikėtų sveikintis? Ar viskas gerai, jeigu mes sakom labą dieną, labas vakaras, ar mums reikėtų sakyti garbė Jėzui Kristui? Ir čia yra man toks momentas, kad aš paskambindama kunigui nežinau, ką daryti. Žinot, labai skirtingi žmonės iš tikrųjų. Ir viską, kaip sakyt, ir labą dieną, ir sveiki, ir garbė Jėzui Kristui, ir garbė Dievui Tėvui, ir dar visokių kitokių dalykų būna. Įdomių pasitaiko, bet iš tikrųjų tai man atrodo, kad taip, kaip širdis sako. Bent jau, turbūt kiekvienas, kaip ir žmogus, skirtingai reaguoja arba skirtingai tikisi. Ir mes turbūt, turite savo klausytoją, ne? Ir tada, į ką norėčiau labiausiai orientuotis, ką norėčiau kreipti, kas norėčiau, kad mane išgirstų. Ir tada galvodamas apie jį. Tai turbūt čia irgi, ir savęs neprarasti, natūralumo to, nes jeigu įeini kažkokią tai tokią būseną, kur pats jautiesi labai nesaugiai. Taip ir žinau, kaip reikia sveikintis, bet man nejauku, man kažkaip svetima. Tai man atrodo, ir nereikia savęs prievartauti. Ateinu su savimi, o kitas dalykas, aš žinau, tarkim, tą kitą pusę, žinau galbūt kas, kaip atlieptų, paliestų. Ir tada irgi, tai žodžiu, čia nėra vienos taisyklės. Turbūt reikia pajausti ir svarbiausia, kad tai būtų tikra, kad nesuvaidinta, kad neperspausta kažkaip, man atrodo. Tai kažkur yra tos tokios kaip ir taisyklės, ar ne? Ir aš klausau savo kolegės, jinai pasidalino, kad mums irgi yra kažkoks toks kitoks jausmas, ar ne? Tai aš manau, tas jausmas ir kyla iš to tokio tikslaus nežinojimo ir lyg ir susikūrimo, kad kunigas tai yra kažkoks kitoks asmuo, su kuriuo reikia elgtis kitaip, sakyti kitaip. Ir tas įsivaizdavimas ir sukuria tą jausmą. Yra iš tikrųjų to tokio, gal net ir pačioje bažnyčioje, kai pagalvoja, yra, tokio, tarytum, mes kalbam apie tus žemišką kalbą, žemiškais
dalykais, ar ne, bet kartu kažkaip norisi prisiliesti prie anapusybės ir kai tu pasibeldė į anapusybę, nu, ten tiek daug nežinomųjų, mes tiesiog nežinom kaip ir tada iš tikrųjų atsiranda toks jausmas, o kaip aš čia dabar turiu daryti, kaip čia dabar elgtis, kaip čia yra teisingai, kaip čia neteisingai, bet turbūt tų atsakymų, nu, nėra vieno gero atsakymo. Ir viena vertus, aš galvoju, kad atėjus į tą anapusybę, nu, gal ir gerai turėti tą tokį jautrumą, kad aš noriu išgirsti, noriu suprasti, ateinu pagarbiai ir dėl to šiek tiek jaučiuosi gal kažkiek nejaukiai, bet kita vertus, kur čia galėtų tapti kliūtis, kai tada tiek toks didelis nejaukumas, kad aš net nebenoriu ten eiti, nes nesvetima, nes kažkaip, nu, blogai jaučiuosi. Ir čia tau turbūt jau perlenkta lazda gaunas. Tai kažkaip atrasti tokį vidurį, kur ateinu su atvira širdim, noriu išgirsti tą kitą kultūrą, ją priimti, bet kartu lieku savimi. Ir nebijau, ir man įdomu, leidžiuosi kaip į kelionę, kaip į kokią Santiago, žinot, piligriminę kelionę. Va, tiesiog man yra įdomu. Nežinau, ką sutiksiu, nežinau, kas bus kiti piligrimai, nežinau, koks bus oras, nežinau, ką patirsiu, esu atviras tam, bet kartu noriu, laukiu tos kelionės. Tai vat, man atrodo, vat geras būtų toks junginys, jeigu pavyktų vat tokia nežinomybės ir kartu jaukumo apjungt. Dabar kaip tai padaryti? Aš galvoju, gal, nu, kaip su tais pačiais podcastais, ne, pirmą kartą nedrąsu, bet kuo daugiau darai, tuo labiau savo. Nu, tai vat, kuo dažniau ateini į bažnyčią, tuo labiau čia viskas, savi. Ir tada jau net nesai svarbu, kaip tu sveikinės. Jau tas ryšys yra toks, kad kaip be pasisveikinsi, jausi šilumą ir savumą. Tai va, turbūt čia, tai va, žodžiu, atsakymas. Kviečiam dažniau. Aš tai iš tikrųjų pasidalinsiu, kaip apskritai, Algirdai, jūs pirmą kartą pamačiau ir dar iki šiol pasakoju visiems tą istoriją, nes man iš tiesų buvo šokas. Aš jūs pamačiau, jūs krikštinot mano pusbrolio vaiką, tai mes buvom krikštynų šventėje tiesiog. Ir ten buvo kosmosas, aš nemoku papasakoti, ten buvo balaganas, ten vaikai lakstė, juokėsi, krikštavo ir mes ten tie tėvai, prisimenu tuos vaikus, jau ten ateikit čia šalia būt, kad nu vat ramiai, o jūs sako, baikit, leiskit vaikams švęsti, taigi čia šventė. Tai aš iki šiol tikrai dar visiems pasakoju šitą istoriją ir daug kas sako, eik tu, bet rimtai, čia taip gali būti. Tai taip iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai man buvo... Aš pati esu ir giedojus bažnyčioje ir kažkaip kaip mokiausi mokykloje, pakankamai arti buvo bažnyčios. Ir paskui gyvenimas mane nuo to atitolino kažkaip. Ir iš tikrųjų ta patirtis su jumis ten, paskui dar labai gerai prisimenu, irgi esu jums skambinus dėl mergaitės krikšto. Nu tai vat irgi toks buvo su jumis pokalbis, apie kurį irgi visiems pasakoju ir prisipažinsiu, kažkiek mane sugrąžinot prie tų minčių apie tą tikėjimą, apie tą Dievą, apie tą laisvę, nes irgi čia mano patirtis. Mano močiutė, amžinai atilsį, buvo labai tikinti, bet jinai visada grįžtai, negalima juoktis bažnyčioj. Va ten tie buvo taip gražiai pora, tokį rimti ir vaikutį turėjau, ir tas vaikutis neišypt šaunuolis. Tai man gal irgi buvo ta tokia religija, nu vat, apie neleidimą būti savimi. Ir vat jūs to šventės metu parodyt, kad galima švęst, galima bažnyčio juoktis. Tai va. Jo, iš tikrųjų, žinot, kaip aišku, čia yra tokia, nu, čia ir pradėjom nuo pasisveikinimo, ne? Ir kaip aš įsivaizduoju bažnyčią, ne? Bažnyčia tai pirmiausia ta, nu, namai, kurie tavęs laukia. Namai nuo pat pasitikimų, kur tau yra jauku, kur tau yra gera. Nepriklausomai nuo to, kaip tu būsi apsirengęs, kaip tu pasisveikinsi, kaip tu, nu, va, tiesiog, pirmas įspūdis, pajautimas, jaukumas, namai, atėjau pas save, esu laukiamas. Ir kad tai būtų nesuvaidinta, kad tai būtų tikra. Bet tam, kad tai būtų tikra, tai reiškia, kad ir ta visa bendruomenė, nu, vat, visi turime, na, kaip
paruošti savo širdis, kad dabar mes laukiam svečių. Čia panašiai, laukiam svečių ir tada ruošiamės, tvarkomės, kepam ir žinom, kad bus tikrai didelė, ir tada jau ateina svečių kažkas beldys. Ir širdis kalatų, ir tu tikrai lauki, ir tu tikrai džiaugiuosi, ir tikrai pasitinki, ir tikrai apkabini. Pirmas dalykas yra šitas, sukurti tokį pasitikimą. Aišku, paskui kelioniai, kiekviena situacija yra skirtinga, tarkim, krikštas. Ir krikštas, tai reiškia, tai yra ta viena šeima, giminė, kurie ateina, tai visi savi. Tai reiškia, net jeigu vaikai kažkur ten triukšma, jie niekada, tėvams vaikai niekada netrukdys. Ir jiem yra, ir tėvai jausis gerai, jeigu vaikams yra gerai. Ir vaikam norėsis grįžti, jeigu jie jaučiasi, kad jie yra nesudėlioti. Ir tada, toks kontekstas yra. Ir tada sako, taip, tai aišku, jauskitės gerai. Čia yra jūsų šventė. Keliausim kartu ir pagal tai. Jeigu, tarkim, būtų 3 šeimos kartu skirtingos, tada jau situacija šiek tiek keičiasi, tada reiškia, 3, vadinasi reikia, kad visiems būtų 3 gerai. Tada pasižiūri, kaip reikia daryti, kad visiems, kiekviena situacija yra šiek tiek skirtinga, bet visą laiką galime rasti kažkokių tai išeičių, ar ne, tarkim, pas mus Ramintojos bažnyčia, nematėt, ar ne, tai ta bažnyčia tokia netipinė, dėl to, kad sovietmečiu buvo padarytas sandėlis, 3 aukštai, ir dabar 3 aukšte yra koplyčia, bet 2 aukšte yra tokia zona, kur yra šeimų, vaikų, su vaizdu, su garsu, ir tarkim, ar ne, tie, kas nori tyliai, ramiai eina į viršų, tie, kas nori, kur reikia judesio, tiesiog ateini su vaikais ir kartais ir pati šeima blogai jaučiasi, nes, kiti žvilgsniai, prašom, galima čia, galim pamigruoti, galim ir ten pabūti, ir ten, ir tada atsiranda, tokia galimybė, kad visiems būtų gerai. Ir tada vieni kitus jaučia. Ir tiek tie, kurie galbūt, kur negali kitaip negu triukšmingai, nes, tiesiog, tu nevaldai tos situacijos, čia pranoksta tavo, tėvai net jeigu ir norėtų, tu negali, tiesiog. Ir kartu tie, kurie nori ramiai, ir čia, žinai, tai aš kažkaip tai galvoju, kad kai tu ieškai, galimybė jos atsiranda. Kaip Ramintoje, ne? Bet aš klausau ir dabar galvoju, gerai, kad pas jūs yra taip, ar ne? Mano miestelėje, taip nėra. Ir aš aplamai klausau ir galvoju, kaip šaunu, kad atsiranda kitoks požiūris, nes tikrai yra taip, kad bažnyčiose yra tos griežtos taisyklės, nekalbam, nežiūrim, darom, kas mano nuomonė tikrai tuos vaikus arba žmonės, atitolina nuo to. Ir aplamai, aš vėlgi žiūriu ir galvoju, kad man, tarkim, kunigas, tikrai ne kiekvienas yra priimtinas su savo požiūriu, su savo kalbėjimu, ir aš tikrai pamenu ir Kaune buvusi mišiose, kur aš galvojau, kad tikrai buvo smagu ir gera klausyti, o kitą kartą ateini ir pagalvoju, kad jeigu tik atlikti pareigą ir atsėdėti tą laiką, man tada, aš nežinau, aš nematau tame prasmės. Tai aš dabar klausau, judu besišnekučiuojant ir galvoju, kaip gerai, kad jūs šitam Vilniui turit tokį vietą, tokią erdvę ir man iš karto beklausant irgi kyla toksai momentas, jeigu ten galima ir su vaikais, ir yra erdvė, kur gali vaikai, kur net žaislų ten pas mus yra. Kur tu gali tikrai, iš tėvų pusės, tikrai mes susikuriam stereotipus, kaip tas vaikas turėtų ten elgtis. Ir kai jis ten taip nesielgia, ką mes jaučiam viduje stresą. Jaučiamės nekomfortiškai, nesmagiai. Tai aš tai žinau kitą pakuščią. Čia iš tikrųjų, kam irgi pasakoju šitą istoriją, aš iš Vilkaviškio, mes dabar tik apsigyvenę Vilniui, tai taip ir sakau, tai ten nebent Vilniui šitaip gali būti. Bet tikrai labai norėtųsi, kad ir sukurti, ne, kartais galbūt gali, jeigu nėra tokios galimybės, ne visi turi 3 aukštų bažnyčias, ar ne? Palikimą. Gavom kaip ir tokį iššūkį, bet dabar žiūrim, kad čia galimybė nuostabi, žinai, nes tikrai visur gal ir nesukursi, bet tarkim, mes sekmadieniais 3 valandą turime, kur šeimų mišios. Tada visi ateina su vaikais ir visi žino.
Ir tada žinau, kad ten bus judesio, ten bus normalu. O po mišių mes darom visą laiką tokį, tokią arbatėlę pabūt, dar pasidalinti, kažkas saldumynų. Mama sako, ne, aš norėčiau sveikuoliškai humuso ir daržovę. Visi susiruošia pasidaro ir ten šventė tokia, tokia, sekmadienio vakaras, dar atšvęs, atbūt su juoku, su džiaugsmu ir sukurti, tokį, sekmadienio laikas. Sekmadienį švęsk. Ir aš galvoju, ar galima būtų padaryti, kažkur kitur, jeigu tokias atskiras. Tikrai, vienoje vietoje galbūt būtų tokias, kur susirenka viena labiau auditorija, kuri ten nori labiau tylos, labiau įsiklausimo. Kitoje vietoje susirenka tokia auditorija, kuri daug laisviau. Ir tvarkoj, galima tikrai pritaikyti tuos skirtingus laikus, ar skirtingas net erdves. Aišku, mes esam labai apriboti tame, kad, viskas vyksta bažnyčia, o bažnyčia, ta sakrali erdvė, irgi turi savo taisyklės, plus labai dažnai tai yra dideli pastatai, kurios nėra lengva įšildyti, kur įjaukinti. Bet jeigu tai pavyktų sukurti tokią labiau namų erdvę, kurio yra gera būti, nes, ką aš, pavyzdžiui, vėl ramintojai, turbūt, tokia širdis, tai ką, taip, yra mišios sekmadienis, taip, čia yra tokia kulminacija, bet turbūt ta tokia širdis, kurie pulsuoja kraują, mes turime tai vadinamą toks, alfa kursas, bet čia ne apie alfa patinus, ne. Čia yra apie pirmoji graikų abėcėlės raidė, kuri simbolizuoja, kad šitas kursas yra subalansuotas tikintiem, netikintiem, įvairiai, kur žmonės susirenka ir diskutuoja kartu, keliauja kartu, dalinasi kartu. Ir kas mane nustebina, kad tai yra 12 susitikimų. Tik 12 susitikimų, bet po tų 12 susitikimų išeina žmonės kaip šeima. Toks jausmas, kad nuo pirmos klasės pažįstami. Ir ten, toks bendrystės, bendruomeniškumo jausmas. Ir čia nėra, kad tu dabar turi išmokti kažką, atsakyti kažką ir žinot, ir ten, ir mokėti, ir atitikti. Ne, tu ateini toks, koks esi. Ir kuo įvairesni žmonės, tuo labiau praturtinam. Bet kas ten yra labai šaunu, kad tu gali sukurti kitokią erdvę. Ne bažnytinę. Tiesiog sukurti jaukumą su žvakėm, su šiluma, su tokiam grupelėm. Ir tu ateini lyg ir į bažnyčią, bet kartu supranti, kad ateini į namus. Ir kuo toliau tie namai tampa vis labiau savi. Tai tarkim, šita patirtis, kuri visiškai laužo tokius stereotipus, nes dažnai mes tos stereotipus esam patys ir sukūrę. Ir tos bažnyčios tolimo, šaltos ir tokios, kuri, ten, kur reikia laikytis tik tai griežtai tvarkos. Nes iš tikrųjų, ką Biblija mums sako, įstatymo meilė yra įstatymo pilnatvė, arba meilės himnas. Sako, tu gali tikėjimą, turi tokį turėti, kad net kalnus gali kilnoti, bet jeigu neturėsi meilės, tu būsi niekas. Tai dabar grįžtam, o tai kur čia ta meilė, kuri stipresnė negu tikėjimas kilnojantis kalnus? Kur čia? Nes tikėjimas be meilės patirties, jisai tampa nušaltas, čia ne apie Kristų. Čia ne apie tai, vadinasi, kažkur nutolom. Jeigu lieka tik tai tokios šaltos sienos, vadinasi, kažkur prasilenkiam. Bet geroji žinia, kad jeigu kažkur prasilenkiam, tai galim visą laiką sugrįžti. Tai reikia tiesiog sakyti, gerai, o tai ką darom kitaip, kad tas meilės himnas suskambėtų? Kad tai būtų, taip, tu ateini kaip, įsivaizduokite, dvasios filharmonija. Ateini ir išeini, tavo siela netgi, ten jau tik muzika viduje, taip gera, kad ten drugeliai skraido, ten, tiesiog toks gerumas. Tai aš įsivaizduoju, kad bažnyčia turėtų būti apie tai. Tu išeini ir viduj groja muzika, sielos. Ir dabar kaip tai sukurti? Kaip palydėti? Nes čia vėl dalinai tai yra ir mūsų dalis, ne, tarkim, kaip mes dabar ruošiamės, susitikom, įsipylėm vandens, susėdom, gražiai pasiruošėm, kažkokia dalis yra, toks žmogiškasis pasiruošimas, o paskui prasideda laida ir prasideda kelionė. Turim kažkokių paruoštukų, ten pirmus 3 klausimus, o paskui neaišku, kaip ten nuneš tą. Ir galbūt ateis tokių minčių, apie kurias visiškai net nepagalvojom, bet jos gimsta bekeliaujant, ta piligrimystė, kaip tas alfa kursas. Čia yra kaip Santiago.
tu leidėsi į kelionę, turi pirmus 3 žingsnius, bet toliau nežinai, į ką tu sutiksi, nei koks bus oras, nei tą. Ir va tada ta kelionė tave nustebina. Nu, va, ta šventoji dvasia. Bet kelionė tai yra kaip ta šventoji dvasia, kurią tu sutinki ir tai keičia mūsų gyvenimus. Tai žodžiu, pasiruošimas labai svarbu, bet antra dalis tai yra kelionės patirtis, ta emocija, kuri dar labiau atveria širdį. Bet jeigu bus blogas pasiruošimas, nu, tarkim, blogai sujungti mikrofonai, tai gali ir nenueiti iki tos patirties, nes tada užgaišim ant kitų dalykų. Tai va, kaip, man atrodo, va, idealu būtų, va, atsakant į tą klausimą, tai kaip reikia sveikintis bažnyčiai? Sukurti tokią erdvę, kuri viena vertus tokia pasitinkanti, atverianti duris, bet kartu neužgožianti, tokia kaip apšildanti komanda, kuri laukia Jesus Christ Superstar ir neužstoja savo, netgi kokia ten būtų kūrybinga, tokia jautri, jaučia dvasios dvelgsmą, nu, bet kaip, kad šokis su šventąja dvasia, kaip tą sukurti, tai čia jau turbūt net ne tik, svarbu, aišku, ir kunigo vaidmo, faktas, bet labai svarbu ir žmonės. Nes aš taip įsivaizduoju, tarkim, ne, aš žiūriu jūs, ar ne, ir įsivaizduoju, jeigu jūs ateitumėt, aš net nebejoju, kad sukurtumėt tokį vaibą. Tiek juoko, tiek gerumo, nu tikrai, atneštumėt savo. Ir ne tik atneštumėt savo, dar pasikviestumėt savo draugų. Nu, tiesiog, tai, jeigu tai taptų jūsų namai, ir va ta visa kelionė, sakytum, wow, nu man patiko. Tai dar kitaip keistusi. Ir va čia yra, nu va tas didžiausias menas, kada mes, ne tai, kad va, aš dabar pasiėmiau, pagal savo ir pats vienas, žinai, toks, bet kuo daugiau naujų žmonių su savo pasauliu, savo patirtim, savo aukštumom, žemumom ateina, tuo labiau tas kelias kūrėsi. Tai va, man va tas. Ar jūs diskutuojat su kolegomis, tarkim, kurie turi kitokį požiūrį, ar ne? Ar dalinantis tuo, ar pastebit, matot, kad yra žmonių, kurie nepriima šitos laisvės arba to kito kelio. Ko labai tikiuosi iš šito podcast'o, tai kad mes kažką sužinosim to, ko žmonės įprastai nežino. Kad bus koks nors užkulisis, kad bus kokia nors paslaptis iš tos kasdienybės, kas tie kunigai per žmonės. Ar jie tikrai tokie patys žmonės? Nu, kažką, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kaip jie dalinasi, kaip jie geba vienas kitą priimti ar nepriimti. Nu, kokiu nors paslapčių mums atskleisti. Tai kunigus, ne? Žinot kaip, iš tikrųjų tai, kaip, mes kalbam su kolegom apie tuos, bet ta situacija galbūt yra tokia, kad, žinot, kunigų jų yra, ne tiek daug, kaip, bažnyčių yra daugiau negu kunigų. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turi, kaip ir tas užimtumas yra didelis, bet neturi pakankamai laiko, kad galėtum sukurti šeimos atmosferą kažkur, žinai, nes, tiek daug reikalų, darbų, užsiėmimų, kad tikrai tu atsiduodi, bet, dabar čia kažkur pašventinti, čia dabar laidotuvė, čia dabar viso, čia pasiruošimą, kaip ir tokiam lėkime, skubėjime, bet pritrūksta laiko dažnai, pritrūksta laiko namų jaukumui sukurti, o kai tau pasako, o gal norėtum sukurti, bet aš neturiu laiko, aš čia per daug užsiėmęs. Ir aš, tiesą pasakius, man atrodo, kad atsakymas yra net ne tiek kuniguose, bet atsakymas yra apie kas aplink juos. Tie žmonės, kurie aplink. Tai reiškia, tie, kurie ateina į bažnyčią, tie, kurie kūrė kartu, apie jūs, ar ne? Įsivaizduokite, ne, kaip čia tokie, kaip ir dabar, jeigu jūs ateitumėt, ar ne, pasikviestumėt ir pradėtumėt kurt, pradėtumėt svajot, pradėtumėt galvoti ir įneštumėt tam tikrą, dvasią. Ir man atrodo, kad daug lengviau tas pokytis, ar tai būtų Kaune, ar būtų kitose miestuose, ar miesteliuose, ir net mažose miesteliuose, ar tai galėtų įvykti. Manau, kad tai galėtų įvykti, ar per kunigą, gal ir kunigas, bet jeigu atsirastų žmonių, kurie sakytų, bet mes labai norėtume tokios patirties, matėm. Ir dabar, ar kiekvienas kunigas pasirašytų tokiai avantiūrai? Nežinau. Čia turbūt, manau, kad ne. Gal ir ne visi, čia kaip Bet ir čia visur. turbūt jūs labai gražiai vardinot patį klausimą, ar ne? Ar aš ateinu su priekaištu, kad kodėl pas mus taip nėra, ar ten panašiai.
ar aš ateinu su tuo klausimu, kad aš norėčiau tokios patirties. Taip. Aš vat irgi pasidalinsiu dar irgi vieną patirtim, prisiminiau, kažkaip irgi buvom bažnyčioje, mišiuose ir buvom su broliu ir atėjom į bažnyčią ir ten prie kiekvieno, prieš akis kiekvienam žmogui yra lapelis su tokiu nuodėmių sąrašu iš 2 pusių, toks lapukas va toks ir ten smulkiai tų nuodėmių. Ir iš tikrųjų mes taip su broliu skaitom, jisai man va šitą baksnuoja čia va tu, aš jam čia tu, o čia tu. Ir mes pamatėm, kad aš pasijaučiau taip, kad jau šansų man nėra būti geru žmogum. Nes iš tikrųjų ten tos tokios nuodėmės, tokios atrodo žmogiškos, aprašytos, ką daro beveik visi žmonės. Ir tau, kai tu ateini ir tavo tokį kalčių sąrašiuką pateikia, tai va irgi kaip tu pasijauti, tai ne kaip, tada tu pagalvoji, kad, žinai, tu čia antiek blogas, kad čia tau turbūt ne vieta. Tai va irgi patirtis. Esu kaltas, esu labai kaltas. Kodėl tiek daug tos kaltės tada tame yra, va irgi gal klausim. Jo, aš galvoju, žinot, kaip iš tikrųjų, kaltė, jinai gali būti, čia kaip ir, pavyzdžiui, stresas. Sako, yra stresas, kuris yra geras stresas, yra stresas, kuris yra blogas stresas. Geras stresas, jisai mobilizuoja tave, kūrybai ir atlikti, ir padaryti, ir va dabar greit, ir reikia ten tą. Ir yra tam tikras stresiukas, ar ne, kuris varomoji jėga. Ne šiaip, žinai, chill, dar turim laiko, nieko skubaus. Bet kai, ne veltui, tarkim, ta paskutinė naktis studento, ar ten, kai reikia padaryti, ypatingai vaisingai yra, nes ten atsidaro visas vidus ir jau ten, žinai, su kosmosu, čia, žinai, ten viskas eina, nes tu supranti, kad, dabar arba niekada, žinai, prabilk arba nutilkit amžiams, ar ne? Tai, šitoje vietoje tas geras stresas, jis yra tas, kuris pažadina mumise, nusipakilėja. Bet yra blogas stresas, kuris įveda į tokį kažkokią apatiją, baimę, nesaugumą ir tada tu bijai net kažką padaryti, bijai net kažką pradėti, bijai suklysti ir ten tą. Ir lygiai taip pat, jeigu sulygintume dvasiniai plotmei, ar ne, tai yra tas gerasis stresas, ar ne, kuris perskaitai, nežinau, kaip įsivaizduok, dalyvauja kokio nors aukščiausio lygio, nežinau, konferencijoje, ir taip žiūri podcastų kūrėjų ir galvoja, wow, jie dar ir tą daro, gerai, eina savo ir šitą panaudosim, šitą dar, o kaip mes dar nepadarim, Greta, kaip mes čia praleidom, ne, Alina, tu ką, žiūrėk, pažiūrėk šitą, va šitą kokį, ir suprantu, skaitai ir rašaisi, tik tai nespėjai konspektuot, kaip ir stresas, nes kaip ir atsiliekam, bet kita vertus galvoju, wow, kiek mes panaudosim, bet tai kaip gerai, dabar jau darysim, ir tada tas gaunas, tas sąrašiukas, jis tampa, gerai, tai dabar keisim iš esmės. Ir dar tą ir net rankom trini, kaip bus gerai, ar ne? Tai galima į taip pasižiūrėti tą sąrašiuką, kad galvoju, ir čia prarandu energiją, laiką, tai dabar sutaupysim čia, šito man tikrai nereikia, čia. Bet gali būti tas stresas, kuris atvirkščiai, žinai, kur perskaitai ir galvoju, aš net nežinau, nuo ko pradėti. Ne, tai jeigu tokie reikalai, tai net visai nepradėsiu ir net nedarysiu, ir čia man ir baisu, ir neramu, ir ten tą. Ir čia toks daugiau galbūt, jeigu kalbant apie tas Dievo dvasia, meilės dvasia, jinai pakilėja. Ir ta Dievo dvasia, jinai kaip tėvai, kuriem vaikam kurkit, darykit, toks palaikymo komanda. O piktasis, ką jisai daro, jis sako, žiūrėk, koks nevykėlis, va čia tau tas nepavyks, va čia tas blogai, tu net nesistenk, visiems čia tu toks ir anoks. Tai ir tos jėgos mumise, yra kova. Yra, tikrai yra tas pasirinkimas. Ir dėl to tas sąrašiukas, ir piktasis gali tą panaudoti, kad dar labiau gniuždyti, ir šventoji dvasia gali tai panaudoti tam, kad galima būtų, tarkim, pavyzdžiui, darai skaitis, žinai, skrolinimas. O, braš, kiek aš praskrolinu? 2 valandas, kasdien. Kiek laiko, žinai, atrodo laiko nėra, o paskrolinimui laiko yra, žinai. Ir ar tikrai to reikia, ar tikrai tą, žinai. Ir tu galvoji, o gal aš tą laiką galiu kažkaip kitaip investuoti į ten, kur iš tikrųjų yra labai svarbu, į ten, kur iš tikrųjų labai brangu, ir ten, kur tikrai neturiu laiko, savo šeimoje, savo artimiausiai, savo draugystė. Vėl
apie bažnyčias kalbant, žinot, aš čia tokį vieną idėją, aš buvom irgi tokį alfa, kadangi yra skirtingos bažnyčios, daro tą alfa kursą visame pasaulyje, čia nėra tik tai Lietuvoje ir turėjom tokį suvažiavimą Niderlanduose, buvo iš skirtingų šalių suvažiavę ir man labai patiko iš Lenkų delegacijos, jie pasako, pas mus naujas yra trendas, yra toks filmas Chosen, išrinktieji. Čia, žodžiu, Kristaus gyvenimas, bet, taip moderniai padaryta ir taip padaryta, kaip, šių laikų kalba. Tu žiūri ir tau tai atliepia, tau tai prabyla. Jis sako, dabar atsiradęs visiškai naujas judėjimas Lenkijoje, žmonės eina ar ten filmų kino salėje, ar ten kažkur namuose, ar dar kažkur susirenka, ar kokiai, žinai, ir mokykloje, ten, ar darbe, susirenka kolegos, žiūri filmą ir paskui yra klausimynas ir aptarimas. Pasidaro su picom, su sušiais, su dar kažkuo, tokia, žinai, bažnyčia kitaip. Tu daliniesi, kokį tau sukėlė emociją, o kaip tau tas atliepia, o ką tu išgyveni. Ir ne tik tai, kad iš Biblijos, bet ir iš tavo gyvenimo. Ir, žodžiu, žmonės tiek paliečia, kad, sako, atsirado klubai, kurie, tokių mylėtojų. Ir aš galvoju, gerai. Galbūt, tarkim, dabar nuvažiuoji kokį nors ten miestelį, kur, nėra galimybės, tarkim, nėra nei šiltos bažnyčios ir gal net ir parapijos namų nėra šiltų, bet galbūt yra, nežinau, gal kažkokia tenais seniūnija, o gal mokyklos kažkokia salė ir darželė ir dar, arba namai kažkas turi tokius fainą turizmo sodybą, kuri neužimta ten paprastom dienom, sako, davai, atvarykit pas mane, darom suneštinį balių, gal kepam šašlaikus ar dar kažką, žiūrim filmą, darom aptarimus ir atkūrėm, statom šitos tiltus. Aš galvoju, o ką, ne bažnyčia? Aš dabar klausau ir galvoju, kad taip, čia paslaptis, ar ne, mes žmonės keičiamės ir tas laisvalaikio praleidimas keičiasi, daug dalykų keičiasi ir iš tiesų, jeigu įmanoma įnešti to modernumo ir mūsų kasdienybės į šitą tikėjimą ir bažnyčią, tai tikriausiai čia ir yra tas raktas, kaip pasiekti tuos žmonės. Tai aš labai tikiuosi, kad seniūnijos išgirs ir kas nors iš to su jumis irgi sukontaktuos, kad pavyktų kažką. Aišku, o aš tai labai tikiuosi, kad daug tokių jaunų ir fainų žmonių kaip jūs dvi išgirs. Nežinai, iš tikrųjų tai, jeigu realiai paėmus, ir mano patirtis su Ramintoje. Pirmą kartą, kai mes atėjome Ramintoje, tiksliau, aš kaip pirmą kartą mačiau, aš šiaip Vilnietis esu. Aš gyvenime nesu buvęs toje bažnyčioje, apart pirmą kartą, kai vyskupas sako, gal šitą, nes neuždaryta buvo. Ir aš kaip pamačiau pirmą kartą, šilumos, nieko nėra, vandens nėra, tūlikų nėra, nieko nėra. Toks, žinai, tai kaip? Atrodo, neįmanoma misija. Dabar, kai žiūriu, prabėgo jau 7 metai, aš galvoju, čia yra pati nuostabiausia bažnyčia, svajonių bažnyčia, kokia tik galėtų būti, kurią, tiesiog nenorėčiau į nieką keisti, nes, bet dabar aš galvoju, bet o kas gražiausia toje Ramintoje? Aišku, ir tas pirmas blynas, restoranas, ir tas antras aukštas už šeimą, ir ta koplyčia, viskas atrodo labai savo, bet kas saviausia? Žmonės. Tai tie žmonės, kurie gali iš bet ko ir bet kur. Ir dėl to, jeigu tokių fainų žmonių, kaip jūs, kur atsirastų, kuris, tai gerai, darom čia, arba čia, arba galiausiai ne taip svarbu kur. Ir, pavyzdžiui, studentai, kalbant apie mes, žinot, pradėjom tą alfa kursą, pradėjom nuo suaugę, žinai, studentai plus, tai ten, žinai, 30-50, didžioji dalis, 30-50 žmonės, ir susirenka, patikėkit, žinokit, kaip mes kiekvieną pavasarį ir kiekvieną rudenį pradedam naują tą kelionę. 80 žmonių. Kiekvieną kartą 80 žmonių, plus savanorių 30. Tai reiškia 110 su vakarienėm, su muzika, su pasidalinimai, su, tokie, žinai, ir kiekvieną kartą vis, ta kelionė užsipildo kažkaip ir kuo toliau, ir žinot, kas įdomiausia, kuo toliau, to žmonės iš toliau ateina, net kad iš toliau fiziškai, ir taip, bet iš toliau tie, kurie atrodo, su bažnyčia nieko bendro, nes kažkur kažkas ten pakvietė tiesiog sudalyvauti. Ir staiga, žinai, žmogus, kur tu net nebūtum pagalvojęs, taip atrodo, tai nėra tų žmonių, yra žmonių, ir kartais jie taip yra šalia, ir tik tai jeigu, kartais užtenka pakviesti,
pakviest, sudalyvauti, o paskui sako, aš noriu grįžti ir prisidėti. Vienas jaunas vaikinukas sako, aš paskui grįžau pasavanoriaut, sako, nes norėjau grąžinti skolą. Po metų sako, žinot ką, sako, ta skola dar labiau užaugo, nes, besavanoriaut, toks jausmas, aš daugiau gaunu, negu, nes taip, ta kelionė tęsiasi. Ir suprantate, čia nėra tai, kad tik tai, atėjai atidirbti pliusiuką užsidėti. Tu suprantate, tu kuri ir tarytum, ir toks jausmas, kad tu matai, kaip tai žmonių gyvenimus keičia ir tavo paties gyvenimą keičia. Ir tavyje atsiranda kažkas tai naujos dovanos, kažkokie talentai, kurie visą laiką buvo, bet tas gerumas, kuris, tos vertybės, kurios subręsta tavyje. Ir vėl, kaip sakau, nereikia nei kažkokių ypatingų pastatų, nei finansavimų kažkokio, nes, tarkim, pati komanda, kas bulvės supjaustė, kas česnakus, kas ten svogūnus, česnakų nededam, nes čia būtų ne visiems, kažkas ten kas pakepino čia vegetarams, čia ne vegetaram. Išsidalina, 12 žmonių, kiekvienas po truputėlį, vienas sumaišo viską, tas, kuris jau receptą duoda, visi prisidėję, visi dalis tos kelionės, visi kuriam, kaip čia, verdam košį iš kirvio. Ir staiga susikuria toks vaibas. Dabar klausimas, ar tai yra manoma tik tai Vilniui? Ne. O ko reikia? Kad išvirti košį iš kirvio? Kirvio? Ne. Reikia žmonių. Ne, reikia žmonių. Keletą žmonių, kuris, kad okei, darom. Ir paskui jie pasiskambė. Tai dar ne viskas. Žinot, mes pasikvietėm iš Visagino, žmonės, tai atrodo Visaginas ir ten, ir nėra ten tokia labai lengva situacija, nes ten tas miestas yra pakankamai, nesenas ir jis taip, sukurtas, kadangi sovietmečių ir kalbų skirtumų klausimų, daug tokių visokių iššūkių. Bet jie atvažiavo pas mus į svečius ir paskui sako, davai, ir mes darom su vakarienėm. Iš pradžių sako, ten jau ta organizatorė, gerai, kiek mums paskaičiuokim, 20 žmonių. Bet pradėjo registruoti ir pradėjo kviesti. Ir pradėjo kviesti iš širdies. 60 žmonių. Ir paskui eina pas tos žmonės, kai sako, žinot, čia biškelį yra pasikeitimų, bus ne 20 žmonių vakarienė, bet 60. Ir žinot, kas atsitiko? Tie žmonės, kurie buvo pasiruošę daryti 20. Sako, okei, tai gerai, mums reikia pirkti dar vieną puodą, mes dar kviečiamės kaimynų. Ir pasidarė toks vaibas. Ir žmonės, kurie ten nieko per daug bendro neturi su bažnyčia, staiga tai tapo, bendruomenė. Žmonės, kurie ir skirtingos kalbos. Ir praeina ten, žinot, po tų 12 susitikimų, tai jau nebesvarbu. Lietuvis, lenkas, rusas, ten toks, anoks, žinai. Iš pradžių ten galvoju, ne, aš čia ne toks, man čia svetim. Praeina, tu praeini tą kelionę, kaip draugą kelyje pažinsi. Ir staiga, tu tą žmogų pamatai kitom akim. Staiga atsiveria, žinai, visiškai tokie tiltai. Prašom, žinai, ir tai kūrė, čia kalbam ne tik apie tas dvasinės vertybės, tokias bažnytinės, bet tai kūrė visuomenę. Visuomenę, kuri nebejinga, kur mes pradedam labiau matyti vieni kitus. Bet tai yra taip svarbu. Tai yra, visako pagrindas. Nežinau, man taip atrodo. Tai dar, girdžiu ir galvoju, ar ne, pasirodo, būna dažnai bėdos, kad niekas neina į bažnyčią, pasirodo, gali ateiti, tai galim tuo pasidžiaugti, bet man dar toks klausimas, kuris turbūt daugam yra ir aš pabandysiu išdrįsti jau paklausti. Kodėl, pavyzdžiui, ar ne, iš mano patirties atsirado tas atitolimas nuo bažnyčios, tai kai siuntė gyvenimas tam tikras patirtis, ar ne, kažkokios ligos, nelaimės, mirtys ir panašiai, ir aš iš tikrųjų klausdavau, kodėl, tai kaip tas Dievas yra, jeigu šitaip atsitinka, kaip jis gali leisti, kad, nežinau, susirgtų vaikai ar dar kažkas, atsakykit, kodėl. Žinot, koks dalykas yra, iš tikrųjų, dar vakar mes turėjom susitikimą, mes turim tokią vilties grupę ir ta vilties grupė, tokia vilties bendrija, susibūrė taip, labai netikėtai iš nevilties, gimė vilties ta bendrija ir taip atsitiko, kad keletą šeimų, kurios lankėsi daugiau mažiau ramintojai arba vienokį kitokį ryšį turėjo,
prarado savo vaikus, nu, va, tiesiog netektis vaikų. Kažkur nelaimingas atsitikimas, nelaimė atsitiko, žuvo. Kažkam liga, onkologinė liga, kažkam savižudybė vaikų. Ir tada tos šeimos, ne, ir, nu, kaip išgyvenusios, visą tą kelionę, tokį, nu, tą sunkumą ir tą žaizdą, kuri niekada neužgis gyvenime, niekada. Jis visą laiką liks, nu, tai liks ta širdį vieta, kurią skauda, visada. Nesvarbu, kiek metų prabėgs, svarbu kaip, bet tai liks ta vieta, kuri ilgesio vieta. Ir kai dalinasi šeimos, su visais tais klausimais, kas ir kalbėjot, ir tuo klausimu, į kuriuos dažnai mes net neturim atsakymą, kodėl tas nutiko, arba, žinot, ką aš pastebėjau, kad mes dažnai stengiamės duoti greitus atsakymus, nes tie klausimai ant tiek nepatogus yra, ant tiek sunkus, ir mes neturim jos atsakymų, o nėra atsakymų, kodėl. Ir tada noras atrodo, nu gerai, duokim bet kokį atsakymą, greitą, ir užverskim puslapį, kad negalvo, nu gerai. Tai kai kurie sako, čia taip turėjo būti, gal tu čia prisidirbai, gal čia tavo karma, gal čia dar kažkas, tai gal čia tave Dievas nubaudė, gal čia tave užkalbėjo, kažką čia surasti tokio, kad tokio greito atsakymą, ir užkišam. Bet labai dažnai tie klausimai, viena mama vakar dar kalbėjo, sako, aš gyvenime, tik didžiulę savo gyvenimo karjerą yra padariusi, ten svajon, sako, po mano vaiko mirties aš labai daug dalykų pervertinau. Labai daug žmonių, kurie buvo tokie labai artimi ir norėjo bendrauti ir ten ieškojo, jie atitolo, dingo. Kiti, kurie galbūt net nebuvo tokie artimi, jiems buvo labai svarbu, jie buvo šalia, jie kvietė ir net kur mažiausiai tikėjausi. Sako, mano pačios vertybės labai persidėlėjo. Kai kur aš galvoju, kad man čia labai reikia, man labai svarbu, labai tą. Ne, bet tai, net ir santykiai šeimoje į kitus 2 vaikus. Kur aš ir sako, man pavyzdžiui, tai padėjo labai, nelikti tam liūdesy, nepaskęsti ašaros, nes mano dar 2 vaikai yra, kuriems reikia padėti, jiems padėti keliauti toliau ir staiga, tai tas persidėliojimas ir tokios mūsų gyvenimo kryžkelės, kurios yra žiauriai nepatogios, bet kita vertus tai leidžia tiek daug apkarpyti tų dalykų, kurie gyvenime jie yra, bet jie toks kažkokia tuštybė mūgė, kažkas ką pasakys, o kaip čia atrodysiu, o gal čia ką žmonės pagalvos, o čia pakviesti, nepakviesti, o čia turiu būtinai nueiti tą būrelį arba ten pasirodyti, ten. Ir tie žmonės, kurie perėjo, aš nebeturiu laiko, aš geriau nuvažiuosiu pas savo vaiką ant kapo. Man tai yra vertingesnis laikas, negu ten kažkur į kažkokią tuštybę mūzgę užsidėti pliusiuką. Man nebeįdomu. Ir tai dabar, ar tai duoda atsakymus? Tokius, kurie, turbūt, kad ne, bet tai duoda gerus klausimus, kurie apnuogina, sako, gerai, o tai ką tu dabar renkies? Aš tokia turėjau labai įdomi, žinot, tokiam seminare dalyvavau ir viena iš užduočių buvo, sako, dabar įsivaizduokit taip, kad buvot pas gydytoją ir diagnozę, tau liko metai. Ir dabar 10 minučių. Pasidėliok savo metų planą. Čia tavo paskutiniai metai. Ką dar norėtum padaryti? Ir tas staiga supranti, kad daug tų svajonių, kurios čia planuoja taip, 10-20 metų į priekį ir kad paskui dar džiaugsis 50, tas nebeaktualu, tas ne, tik metai yra, staiga, žinai, dėliojasi, tą išbraukiam, čia, ir jau likus 3 minutėm iki pabaigos, tas jau vėlgi konferencijų vedėjas, sako, žiūrėkit, dabar gavom dar vieną skambutį iš gydytojų, klaida, jum liko savaitę, ne metai, dar pabraukykit savo, jeigu tu turi savaitę, ką tu dabar, kaip tu nugyventum tą savaitę, kad jinai būtų pilna gyvenimo. Vienas gydytojas sako,
netaip svarbu prie gyvenimo pridėti metų, kiek prie metų pridėti gyvenimo. Na, kažkaip ne tai, kad daug trūktų, bet kad kiekviena diena būtų pilna gyvenimo, pilna prasmės. Ir nesvarbu, ką tu darytum. Podcastą, gertum kavą, eitum aplankyti savo mirusiųjų kapo, važiuotum kamštį įstrigusi, klausytum podcasto. Vat ką bedarytum, kad tavo gyvenimas būtų pilnas gyvenimo. Pilnas ir ne tai, kad labai ne per intensyvumą, ne per kiekybę, kad ten daug ir to prikaišti, nes čia gali būti tokia apgaulė, čia toks kaip skrolinimas. Gali būti, tu gali praskrolinti savo gyvenimą, nes, dabar liežuviškai, kai sakėt apie kunigus, ne, ir, tai gerai, bet žinai, kai tu turi 5 parapijas, tai tu skrolini realiai. Nes tu kol tu apibėgi, žinai, čia stogas bėga, čia reikia su seniūnu susitikti, čia palaido, čia ligoninė aplankyti, tu tiesiog skrolini, tu neturi laiko, tu atėjai į vieną vietą, ne, tu jau galvoji apie kitą. Čia vieno budistų vienuolių paklausė, kokia didžiausia šių laikų problema. Sako, didžiausia šių laikų problema, tai kad kai žmonės sėdi, jie jau stojasi, kai jie stojasi, jie jau eina, kai eina, vienu ėjimu toliau savo galvoj, negu jie yra. Jie ne ten, kur jie yra, jie jau galvoja, žinai, mes dabar šitam podcast'e, o mes jau galvojam, kaip namo važiuojam arba ką jau valgom namo, vakare. ar jau sekantis, kas čia laukia už durų, sekantis podcast'as, kas ateina, kad čia klausinėsim, arba ką aš sakysiu, kai jau čia, žinai, tas kunigas nustos pagaliau įkvėps oro, kad galėtume mes užduoti kokį klausimą. Tai, žinai, viena mintim ar grupelė, kur nors ten kažkas kalba, o tu galvoji, o ką aš sakysiu, kaip čia atrodys. Tai o būti čia, o išgirsti, pajausti, žinot, pavyzdžiui, ne, tas, žinai, toksai yra, sako, sekmadienį švęsk. Tai, žinai, tas sekmadienį švęsk kartais išvirtėsi tokį, net nežinau, kaip čia pasakyti, čia nieko nedirb, čia nieko ten ir būtinai bažnyčia, bet realiai, apie ką tas sekmadienį švęsk? Ta diena, kuri turi būti, jinai turi būti kitokia, nes tų darbai niekada nepasibaigs. Diena su šeima. Lėtai. Diena, kada tu leidi savo būti kartu, gerti lėtai kavą, kalbėtis, žaisti kažkokį tai žaidimą, pajausti vienas kito, eiti ilgiems pasivaikščiojimams, nežinau, ilgai pietauti ar vakarieniauti, išjungus televizorių, internetas, tai tiesiog, sekmadienį švęsk. Ir kai tu viena diena tampa tokia, kuri yra kitaip. Staiga kalbant apie šeimas, ne, nes mesgi, net ir šeimoje, ne, nebeturim laiko, nes yra tas, lieka tik buitis. Tas buities skrolinimas. O laikas pasimėgaut kartu. O laikas lėtai. O laikas vienas kitai pajaust. O laikas ten tą. Tai čia tie dalykai, kurie yra, tokie svarbus, jie yra taip, nereikia dviračių, viskas šalia. Reikia tarytum išplėšti laiko lėtai. Bet aš klausau ir galvoju, irgi apie savo tokį, lūkestį ir sekmadienio matymą. Aš labai dažnai pagalvoju, kad aš norėčiau tokio sekmadienio, ar ne? Lėtai, visi mėgaujasi, visi būna ir man dažnai būna tas toks realybės suvokimas, kad vyksta ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Iškepiau blynų, aš blynų nenoriu, tai šitas man to neduoda, šitas neduoda, pasivaikščiau, dabar čia, žodžiu, negerai, aš nenorėjau čia eiti. Ir tas toksai, irgi kartais išsikeli, kad, jūs kalba taip atrodo fainai, šiltai, jautriai šitoj vietoj ir aš pabūnu to akimirko ir atrodo taip, tikrai aš taip norėčiau, bet mano realybė labai dažnai nebūna tokia. Bet suprant, toks dalykas, kaip ten yra toks posakis, sako, labiausiai nevykę pokalbiai yra nevykę. Kur neįvykę. Mes kažkaip tai mažai laiko skiriam tokiai komunikacijai, vidinės, atrodo, ką čia kalbėtis, čia žinot, kaip ten kunigo klausia, o tai tu meldiesi, mano visas gyvenimas yra malda, žinai. Bet tai netiesa. Nes malda tai yra, kaip mažas princas ir lapė. Tu išeini, atsisėdi šalia ir tyli kartu. Ir ta tyla, kuri neužpildyta kažkokiu kitų turiniu, bet užpildyta tylų buvimu kartu. Tu esi kartu ir visame. Tai dabar, bet tam, kad sukurti tam, reikia skirti laiko.
Ir ne vienas kartas, ir neužtenka tik gražių ir garsių lozungų. Pavyzdžiui, mes turime tokį labai irgi įdomus dalykas čia, tarkim, yra, žinot, kai yra jaunos šeimos, tiksliau, sužadėtiniai ruošiasi šeimai, ne, tas pasiruošimo kursas, tai yra, toks yra vienoks, ne, žmonės ten dar tik tai ruošiasi, bet ten irgi yra labai, kaip vertinga, nes per klausimyną, o gerai, nes yra daugybė klausimų, kurie svarbus, bet kurių šiaip buitį neužduodi savęs. Tai yra proga paklausti tų klausimų, kurių šiaip galbūt ir neužduotų. Bet yra jau kitas, tokiem, kaip čia pasakius, pabuvusiam. Ten, po 5 metų, po 10, po 15, po 20. Ir pereiti vėl naujai. Žinai, per savo tam tikrą susikalbėjimo, nesusikalbėjimo, per atleidimo dalyką. O kas pas mane, žinai, kaip ten, yra toks anekdotas apie 2 kunigus, kur, sakėt, kad nori daugiau apie kunigų gyvenimą sužinoti. 2 kunigai buvo tokie geri bičiuliai, viens pas kitą eidavo vis papietauti sekmadieniais, žinai, po visų darbų. Ir paskui ta graži tradicija nutrūko ir vienas klausė, kodėl, sako, tu manęs nebepakvietė, žinai, dabar kaip ir tavo eilė nebepakvietė. Sako, žinai, paskutinį kartą, kai tu buvai pas mane, dingo mano sidabriniai šaukštai. Sako, bet aš tikrai neimu, aš prisiekiu, aš neimu. Sako, žinau. Aš sako, aš po 2 savaičių radau. Sako, tai jeigu radai šaukštus, kur problema. Matai, sako, šaukštai atsirado, o nuoskauda tai liko. Tas nuoskaudas, šitai buitie, ne, kartais jos problemų kaip ir įsisprendė, gal kartais net nebeatsimeni, kodėl pyksti. Bet pyksti, žinai, tas likė, žinai. Ir dabar kaip išsikalbėta, ne, kaip iškeltos klausimus, kad iš tos nepatogius klausimus, kad iš to kiltų ne konfliktas, bet kaip nekonfliktiškai pakalbėti apie tos dalykus. O gerai, o aplinka, o giminės. Ten mama, tėtis, uošviai, broliai, sena, kažkas myli, nemyli, patinka, nepatinka, apkalba, ten visos tos nuoskaudos. Žinai, ir žmonės dažnai su tuo dalyku, tiesiog nenoriu aš važiuoti pas tavo, žinai, tos artimuosius, man čia gerklėje ir taip toliau. Ir dažnai turi tos problemos, kurios yra, kaip jos yra tiesiog nesprendžiamos. Ir vėl, tai tarkim, pavyzdžiui, tas, žinai, nes, gerai, pakalbėjom apie tai, o ką toliau, o kaip spręsti tos dalykus. Tai yra, tarkim, pavyzdžiui, yra tas sutuoktinių kursas, kuris yra, pora. Tai eina 10 porų, bet jos ne bendrai, ne kažkokie ten pasidalinimai, dviese kalbasi. Dviese yra klausimynas, yra tam tikros situacijos, žinai, pristatomas, filmukai, klausimai ir skanus maistas, restoranas, pabuvimas su savim ir 10 šeimų, tokia kelionė. Ir kitos kelios šeimos, kurios savanoriai sukuria visą tą vaibą ir atmosferą. Ir, pavyzdžiui, kokie atsiliepimai, viena šeima, aš atsimenu, sakau, gerai, sakau, bet tu, taip, ateini į bažnyčią, visą ką, žinai, sakau, ar tau buvo naudinga, žinai, ar tikrai buvo, žinai, sako, man sako, man tai mums tuo metu išgelbėjo šeimą, nes mes buvom taip ant ribos, mano vyras kategoriškai sako, aš pas jokius psichologus neisiu, gerai, nueinam į tas vakarienės, į tą, žinai, gerai, čia, žinai, toksai softas. Ir kalbėjimasis prasidėjo nuo tos sukurtos, nuo tų sukurtų situacijų, žmonės, kurie tikrai labai protingi, labai išsilavinę ir žinai, kompetitingi ir atrodo, kaip ir, bet žinot, kaip labai dažnai žmonės, kurie, kaip ten sako, batsiuvys basas, ne, atrodo, tu žinai, tu gali padėti kitiem, ne, sukurti superinį podcastą ir pamokyti, kaip žmonės reikia gyventi ir duoti gerų patarimų, o pačiam savo gyvenime, žinai, imti ir pritaikyti, vėl kitaip yra, yra tų iššūkių, ne, ir dėl to, mums reikia vieni kitų. Ir mums reikia ne tik tai pakalbėti, mums reikia dar koks dalykas yra, aš atsimenu, čia apie saugų eismą ėjo kalba ir sako, žinai, sako, vienas dalykas yra žinoti taisyklės, antras dalykas yra daryti, norėti tai daryti, nes tu gali žinoti, bet nenorėti. Tarkim, aš žinau, kad negalima kalbėti telefonu, bet gal aš, žinau, ir kas, ir visiems kalbu. Antras dalykas yra norėti, o trečias dalykas yra daryti, nes tu gali net norėti nekalbėti, bet visiems, žinai, kaip ir, bet čia labai skubu, labai tas, labai ana, žinai, ir kartais tas mūsų gyvenime mes tų žinių kaip ir turim. Bet kaip ten pats sako, pats ilgiausias kelias yra nuo galvos iki širdies. Kaip padaryti, kad mes norėtume, arba pasakom, ant lelijos lapo
tupi 10 varlyčių. 2 nusprendė šokti į vandenį. Kiek liko? Atsakymas 10. Nes tik nusprendė. Dar neiššoko. Mes daug dalykų nusprendžiam per naujosius metus, žinai. Aš ten tą darysiu, aną darysiu, aš čia sportuosiu, sveikai maitinsiu, ten dar kažką, žinai. O paskui, žinai, gerai, nuspręsti vienas dalykas, o kitas dalykas, kaip padaryti, kad žodis taptų kūnu. Ir vėl tada, kokia mano aplinka, kas man galėtų tai padėti. Tai dėl to, kaip ir su tom šeimom, su bendruomenė, kada tu leidėsi į kelionę, tai yra, nebūtinai tau duoda visus atsakymus. Atvirkščiai, kartais tai sukelia daugiau klausimų, bet ką klausimai padaro? Jie tau leidžia apkarpyti tuos dalykus, kurie yra nereikalingi tavo gyvenimą, sufokusuoti. Fokusas. Tau neduoda visų atsakymų, bet tau leidžia, kaip ta Betlėjaus žvaigždė, nustatyti kryptį, kad neprarastum laiko. Mat kur link, nes laiko mes turime tiek, kiek turim. O aš tai galvoju, dabar jūs ir sakėt, kad galim lengviau pamokyti, nei ten padaryti, ar ne? Tai kaip su tavo santykių šeimos kursais, ar ne? Kai negyvenat šeimoje, bet pamokot, kaip gyventi šeimoje, tai irgi kaip čia, nes aš tai galvočiau taip tikrai, galvočiau lengva kalbėti, iš tikrųjų, taip ir... Tai faktas, bet žinot, tai, ne kiekvienas onkologas yra persirgęs vėžiu, ar ne? O gali gydyti labiau negu tas, kuris pacientas. Tai pacientai galėtų sakyti, kad tu man aiškini, ne kartų vėžių nesirgai, aš jau 3 kartą, žinai. Ir aišku, kad kiekvieną kartą persirgė žmogus, jis irgi gyja patirtį, ne? Bet tiesiog, čia dabar toks dalykas yra, kad, mes žmonės esam, kaip čia, kokie mes bebūtume, įsivaizduotume išskirtiniai, visi labai labai panašus ir ant tokių pačių grėblių lipam, santykių ir taip toliau, ar ne? Ir tos mūsų patirtys jos yra, tokios tiek šeimoje, tiek paskui, ką mes sukūrėm, tiek tai, ką mes kūrėm savo bendruomenę, aplinko. Aišku, kažkiek skiriasi. Skiriasi tam tikros, žinai, aplinkybės, dar kažką, bet tam tikrai principai, algoritmai atsikartoja. Ir dėl to, jeigu tu, atrandi tam tikras taisyklės ir tai jų laikais, tai keičia automatiškai tavo, tas pats galioja mum visiems. Ir gali būti koks nors ten dietologas, kuris ten gali patarti, ne, ir jis žino, kaip subalansuoti. Ir tikrai žino, bet gali būti nutukęs pats dėl to, kad, vienas dalykas gal liga, o kitas dalykas gal tiesiog nesilaiko ir jam neįdomu ir jis neturi motyvacijos, bet jis, žinių gali turėti. Tai vienas dalykas yra žinių turėjimas, kitas dalykas jų taikymas, trečias, čia daug yra tų kompleksinių. Aišku, faktas yra tai, kad patirtis, jinai duoda dar kitų dalykų, kada tu išgyveni ir pats pereini ir pabandai ir tai tada, tada jau, nes teorija, toks dalykas yra, tu jos gali turėti daug, žinot, bet toks jausmas, kad, žinai, kaip kokius, žinai, vitaminus, sako, tu negali, jų ten per daug, nes visien neįsisavins organizmas, ne, tu gali daug, ne, bet jų neįsisavins. Tai klausimas yra, o kaip įsisavinti, ne, kaip padaryti. Ir ta patirtis, gyvenimas, tuo, praktika, ką jinai padaro, jinai leidžia įsisavinti. Ir dėl to kartais taip nutinka, kad kitas gali turėti ir daug, bet mažiau taikyti praktikos, ir tarkim, pavyzdžiui, net ir bažnyčioje, ne, gali būti žmonės, kurie ten ir vaikšto, ir ten ir žino labai labai daug, bet jeigu to nepritaiko savo gyvenime, ne, tai ir lieka taip, kaip ir žinių daug, bet tikėjimas toks, kad net kalnus gali kilnot, o meilės nėra. Ir nėra tiesiog. O kitas galbūt jisai ir nepakelia tų kalnų tikėjimo, bet jisai per tokią savo, iš tokio, iš bendro pajautimo, jis besiklausydamas savo sąžinės, savo širdies, labiau yra dvasingas, labiau yra gilus, negu tas, kuris, turi tų žinių. Ir čia ne dėl to, kad žinios blogai yra. Tiesiog tas žmogus, kuris turėdamas nedaug, kaip ta našlė su 2 skatikais, jis daug labiau pritaiko ir realizuoja ir gyvena tuo, negu tas, kuris ten turi labai, labai, labai daug žinių, bet jas netaiko. Tai čia negali sudėti visko ir sakyti, čia tik tai toks modelis arba kitoks. Bet faktas tas, kad esame visi kviečiami tą kelionę ir į patirtį. Tai dabar jau taip, einant į pabaigą mūsų podcast'o, irgi planuojame jį paleisti
gruodį kažkada per tą gražų ir šventinį laikotarpį, ar galėtumėt kokį nors gražų palinkėjimą mūsų klausytojams ir žmonėms duoti, išpirkti jų, nežinau, kaltes, kažko visi nori stebuklingos piliulės, ar ne? Ir čia mes turim žmogų, kuris gali duoti kažkokį patarimą, palinkėjimą, piliulę, atleidimą, nu, vat ką nors dar. Nuraminkit, palinkėkit. Prieš šventės, ar ne? Jo, aš galvoju, žinot kaip, bet gal ir yra tas dalykas, kad ta piliulė, kurios taip labai norėtųsi, žinot, čia kaip panašiai, kaip ateini į bažnyčią, uždegiau žvakutę ir, pasidarė lengviau. Ir, tai nėra blogai, kad ateiti į bažnyčią uždeg žvakelę, žinai, toks jausmas, tegu žvakelę melčiasi, aš dabar einu pasitusinsiu, ne? Bet tik tai dalykas tas, kad, juk tai tavęs nepakeis, nes kas keičia, ne? Tarkim, juk kas duos tą pokyčio energiją? Nes apie ką yra dvasinė kelionė? Apie virsmą. Apie tai, kaip tapti labiau mylinčių žmogumi. Visas mūsų pašaukimas čia, šito gyvenimo pašaukimas, kaip ten vienas šventasis sako, gyvenimo pabaigoje būsim teisiami pagal tai, kiek mylėjom. Ne pagal tai, kiek padarėm, nuveikėm, uždirbom, kokią karjerą, kokį diplomą, bet kiek esam myli, kiek atlaisvinom vietos dangui, širdį, bet kiek yra plačios mūsų širdis. Nes dangus turbūt bus mūsų širdise, tai tiek. Ir dabar, bet kaip tai padaryti, tai turbūt yra daug kelių, tik svarbiausia, kurią mankštą bedarytum, svarbiausia ją daryti. Ir tai yra praktika. Ir ko aš norėčiau palinkėti, visiems klausytojams, tai žinot, tas gyvenimo dvasinis maratonas, jeigu palygintume kaip maratonas, dabar įsivaizduokit, dabar reikėtų mums nubėgti, tai gal jūs sportuojat ir bėgiojat, bet aš taip įsivaizduoju, jeigu man reikėtų rytoj imti ir nubėgti maratoną, aš turbūt tiesiog poryt numirčiau. Nes, o tai kaip dabar padaryti, kad tą maratoną galima būtų nubėgti? Tai turbūt reikėtų rytoj nubėgti, kažkokį tai atstumą, tokį, protingą, ar ne, o poryt dar kažkiek, po kelių dienų vėl ir treniruotis metus ir po metų aš galėčiau nubėgti, susitikęs jau per podcastą maratoną. Tai su dvasiniu gyvenimu lygiai taip pat, čia kaip Mažasis princas ir lapė. Pradėti leisti laiką. Auginti dvasią. Rasti. Žiūrėkit, kiek mes laiko skiriame karjerai, kad pasiektume rezultatų, kiek mes laiko skiriam, kad pastatyti namus, ir energijos, ir laiko, ir viso ko, kiek mes laiko skiriam, kažkokių rezultatų pasiekti, kokie jie bebūtų. O pavyzdžiui, dvasiniai srityje. O kiek mes skiriam laiko, kad augti dvasiai, kad būti labiau mylinčiais. Tai jeigu kiekvienas dabar klausytojas kažkaip pagalvotų, o kaip man galėtų būti, koks galėtų būti mano kelias, kas galėtų būti ta vieta, galbūt kažkas galėtų pradėti žiūrėti tą filmą Chosen ir tarkim, pasikvies dar draugus, ne vienas, nes, vienas, pažiūrėt, toks vartotojiškas, o tu pasikvies kitus, pasidarykit arba vakarienę, ar ten boltą pasikvieskit, ar ten, nežinau, nesvarbu, žinai, kažkaip tai tokį, ar suneštinį balių, ir su diskusija, gerai, vieno galbūt toks kelias bus, kažkas galbūt ateis į alfą, kažkas galbūt ateis į šeimos, sakys, o gerai, kartu pakviesiu savo sutuoktinę ar sutuoktinę, keliauti tai, čia bus mano tas indėlis, kuris, duos tą, kaip čia, mano pasiruošimas maratonui. Ir tada, metų pabaigoje galima bus pažiūrėti, kokį tai vaisių davė, nes, nėra tos piliulės, kur, mes norim tos piliulės, kad prarijau piliulę ir staiga suplonėjau 20 kg, staiga įlindau į fainą kostiumuką, faina būtų tikrai, be pastangų, bet taip nevyksta, o jeigu tai vyksta, tai dažniausia sveikatos kaina, tai fake dalykai. Dideli dalykai, jie turi savo kainą, tame tarp ir dvasinis augimas. Ir dėl to mes labai dažnai nusiviliam, kad užsiemam tokiais fake ir tada, rezultatas toks gaunasi. Bet ko aš noriu palinkėti, kad kokį kelią betverstumėt, betrastumėt, kad tam skirtumėt laiko, kaip tas sekmadienis, laikas lėtai, laikas išgirst, laikas keliaut, laikas galiausiai netgi ir su tais blynais, tai tada kalbėtis, o kodėl, o kaip,
o kas galėtų būti, o kodėl taip vyksta. Nu ir žinai, vat, ir tame kelyje, žinai, nu vat, imti, nu vat, ten, kur esam, ir tada ir kalbėti, bet man skauda, kad taip yra, man sunku, o kaip galėtų būti kitaip, o ką mes galėtume padaryti kartu, o gal mes kartu galim tos blynus ar kažką kitą, o gal kažką kitą mes galim gaminti, o ką mes galim, o kaip išprovokuoti tą diskusiją, kad tai gerai, o kas jums suteiktų džiaugsmą, kad tai būtų iš tikrųjų ne man to, man ano, bet kaip mes galim dalimi to šventės tapti visi. Ir nėra vieno gero atsakymo, bet turbūt dar svarbiau negu atsakymas yra klausimas. Išsikelt ir keliaut su juos, atvira širdim. Tai va, ką noriu, su kuo noriu pasidalinti su klausytojais, su to klausimu. Ir o kaip aš galėčiau, koks mano klausimas, vedantis į tą dvasinį meilės himną. Tai labai ačiū, iš tiesų taip su pamąstymu palikot visus mūsų klausytojus. Labai iš tikrųjų dėkojam, buvo ir įdomu, ir atvira, ir nuoširdų. Ačiū. Ir šiaip man tai toksai patyrimas, kad kaip faina, kad ir kad kunigas irgi žmogus ir tu gali su juo taip apie viską paprastai, lengvai pakalbėti, užduoti tos klausimus, kurie tau yra svarbus, kuriais tu gyveni, kurie yra tavo kasdienybėje. Tai ačiū Jums už tai. Ačiū, kad pakvietėt ir ką, lauksiu kokiuose kitose susitikimuose, vienokiuose ar kitose formatuose, gal ateisit ir papasakosit, kaip pradėjot Alfa ar Chosen pas save, kažkas Kaune, kažkas dar kur, ten kur esat. Ačiū. Ačiū Jums.